Sveiki, čia Teismo Vikingas. Pirmą kartą pažiūrėjau maltiečių sriubą per LRT. Pirmą kartą tikrai nuo pradžios iki galo. Kaip visada nežadu vynioti žodžių į vatą, pasakysiu visą, kas man ant dūšios. O žinote kodėl? Todėl, kad nėra ką prarasti. Todėl, kad blogis, skurdas jau įsišaknyja. Pirmą kartą pamačiau, kad LRT visuomeninis transliuotojas taip tarp eilučių verstų kaltę ne kam kitam, o politikams. Va pavyzdžiui. Senelius, kurių senatvės pensija mažesnė už nustatytą skurdo ribą, o ji šiuo metu Lietuvoje 430 eurų vienam asmeniui, kai vidutinė senatvės pensija mūsų šalyje 377 eurai. Vakar buvo mokytojų diena, todėl šiandien mes aplankysime 2 buvusius mokytojus, mūsų globotinius. Emilijai 80. Buvusios chemijos biologijos mokytojos darbo stažas 45 metai. Jos pensija net 390 eurų, reiškia mažesnį už nustatytą skurdo ribą. Ir pusę tos pensijos buvusi mokytoja išleidžia vaistams. Apie sąskaitas už buto šildymą ji net nenorėjo kalbėti. Mane lanko maltiečiai. Tik tai? Tik tai. Daugiau niekas. Kitame name gyvenantis Jonas jau mūsų laukė. Ilgaamžis. Jonui 89. 30 metų dirbo įvairių mokyklų direktoriumi. Buvusi mokyklos direktoriaus pensija lygiai kaip skurdo riba Lietuvoje – 430 eurų. Ar tiek užtenka pragyvenimui, kai esi vienas? Diplomatiškai nutylėjo. Jį 2 kartus per savaitę lankančias maltietes vadino geradarėmis. Ačiū Jums už viską. Esame Klaipėdoje. Mes dabar einame pas močiutę Birutę. Tai močiutei lygiai 90. Labą dieną. Labą dieną. Sriubytės jums atvežiau. Ačiū. Antrojo pasaulinio karo metais, būdama paauglė, kartu su visa šeima buvo išvežta į koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Tik per stebuklą liko gyva. Ligų nukamuota moteris vos pereina per kambarį. Gyvena visiškai viena. Močiutės pensija net 100 eurų mažesnė už valdininkų nustatytą skurdo rizikos ribą Lietuvoje. Kaip minėjau, pažiūrėjau laidą nuo pradžios iki galo. Ir pažiūrėjau už visus metus, visus sezonus. Žinote, kas mane labiausiai pašiurpino? Maltiečiai 14 metų kviečia aukoti nors 200 000 eurų mūsų senukams. Tremtiniams, galų gale mūsų piliečiams. O žinote, kiek mes, lietuviai, paaukojame, pavyzdžiui, žydams? 37 milijonus. Aš užduodu klausimą Šimonytei ir Landsbergiui. Už ką? Jie atsako, už nusavintą nuosavybę. Bet žinote, ir LRT rodo klipą, kur močiutė nusavino turtą. Tūkstančiams lietuvių tarybų valdžia nusavino turtą ir niekas nieko negrąžino, nieko nemokėjo. Buvo leista į Lietuvą atvykti, tai išvyko ne iš Lietuvos, o iš Tarybų Sąjungos į Izraelį. Tai yra tie nukentėję nuo nacių žmonės, kurie buvo uždaryti į getus. 37 milijonų eurų kompensacijos už nusavintą žydų religinių bendruomenių turtą mokamos jau 10-metį ir bus išmokėtos iki kitų metų kovo, bet iki šiol nebuvo atlyginta už nusavintą asmeninį turtą. Šiandien parlamentarai pritarė skirti dar 37 milijonus eurų kompensacijoms, dėl kurių bus galima kreiptis ir individualiai. Aš klausiu ministrės Piš, kuris konkrečiai lietuvis ir kada nusavino žydų turtą? Tai yra tie nukentėję nuo nacių žmonės. Ir žinote, ji neturi ką pasakyti. Aš klausiu ministrės Piš, o kaip su kitų tautybių žmonėmis ir jų nusavintų turtu? O Piš, kaip visada, Piš, tai Piš. Reiškia, pirmoji ta kompensacija buvo žadėta, kad visi dalyvaus, visiems bus gerai, kad čia visi kaip sakant, turės tų pinigų savo veiklai, religiniam poreikiam tenkinti, sinagogos remontų. Iš tikrųjų, mūsų bendruomenė negavo nei vienos kapeikos per 10 metų. Iš įvairių organizacijų geros valios fondas, tai pavadinkim. Ir tikrai mes matome, kad labai atsakingai
labai griežtai skirsto lėšas, nes labai griežtai yra prižiūrimas, kontroliuojamas. Iš tikrųjų, mūsų bendruomenė negavo nei vienos kapeikos per 10 metų. Labai atsakingai, labai griežtai skirsto lėšas, nes labai griežtai yra prižiūrimas, kontroliuojamas. Yra daugybė dalykų, kurie artina žydus su lietuviais ir tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, mūsų bendruomenė negavo nei vienos kapeikos per 10 metų. Beje, jei tuos 37 milijonus piš būtų maltiečiams perdavus, visi Lietuvos pensininkai būtų sriubos gavę ateinančius 10 metų. Aš sakau piš, nes nei cento negerbiu šios ministrės su savo vyriausybė. Ir tokia Seimo dauguma. Jūs spjovėte Lietuvos pensininkam į veidą tokiu balsavimu ir pateikėt kalėdinę dovaną jiems prieš naujus metus. Ir piš dar drįsta naujus metus linkėti šiems vienišiems senoliams gerų metų. Mielieji, noriu visus jūs pasveikinti su šventomis kalėdomis. Tai vilties, tikėjimo ir bendrystės šventė, kuri gimsta kiekvieno iš mūsų širdyje. Ir joks šurmulys ar išbandymai negali jos atimti. Šiuo šventiniu laikotarpiu dar aiškiau pastebėkime, kiek daug turime, už ką galime būti dėkingi. Nuoširdžiai tikėkime, kad net labai apsiniaukusiame danguje galėsime įžiūrėti vilties žvaigždę, jeigu tik labai atidžiai jos ieškosime. Man kalėdų esmę labiausiai atskleidžia Bučoje, Ukrainoje papuošta eglė, kurią įžiebia ne lemputės, bet vietos gyventojų širdys. Tai stiprus vilties pergalės prieš bet kokią tamsą simbolis. Švęskime kalėdas, kupini meilės, tikėjimo ir atjautos tiems, kam dabar ypač sunku. Po šių žodžių, maniau, ji pasakys senoliam, pensininkam, sergantiem ir socialiai nepriteklių jaučiantiem. Bet žinote, ką jį pasakė? Kas yra svarbiau už šiame krašte jau 15 metų maltiečių maitinamus senukus? Remkime Ukrainos žmonės tuo, kuo galime. Tai geriausia dovana žmogiškumui ir vilčiai, kad drauge galime prasklaidyti net tamsiausius debesis. Puoselėkime dovanojimo dvasią, nes dalydamiesi visada stiprėjame. Linkiu, kad su naujaisiais metais įsileistume viltingą šviesą, kuri lydėtų ryžto, bendrystės, rūpinimosi vieno kitu kelyje. Būkite sveiki, saugūs ir laimingi. Ir ar man vienam, ar ir jum pasirodė keistas sakinys? Šiuo šventiniu laikotarpiu dar aiškiau pastebėkime, kiek daug turime, už ką galime būti dėkingi. Daug turime ir galime būti dėkingi. Ar tik nenori piš pasakyti, kad čia jos dėka mes daug turime ir esame dėkingi? Na jau nepyk, bet visa, ką turiu, tikrai ne tavo partijos ir tikrai ne tavo asmeninis nuopelnas. Todėl aš asmeniškai nedėkingas pačiai už viską. Ir tas pasakymas: puoselėkime dovanojimo dvasią, nes dalydamiesi visada stiprėjame. Gal galite pasakyti, panelė Piš, su kuo ir ką jūs čia dalyjatės? Nes aš matau tik skolinimąsi iš finansų rinkų, klampinimą Lietuvos ir ateinančių kartų. Ir tas dalinimasis tikrai jau ne iš pačios. Garantuoju, nei euro iš savo santaupų nepervedei pabėgėliams iš Sirijos, Baltarusijos, galų gale lietuviams, kurie iš Lietuvos buvo priversti išvykti. Nesidalinai savo pinigėliais remiant maltiečius. O jei ir surinkai trumpą numerį, tai iš tarnybinio telefono. O tai savaime suprantama iš mokesčių mokėtojų pinigų. Taip kad dalydamiesi visada stiprėjame, kam ne kam, ne tokiai ministrai kalbėti. Be to, kaip ten su savo atlyginimu kėlimu? Skuodis įsitikinęs, nenormalu, jei ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovai uždirba kartais ir 4 kartus daugiau nei ministrai ar premjerai. Jeigu mes norime kokybės, už kokybę turi būti mokama. Ingrida Šimonytė į rankas uždirba 3,5 tūkstančio eurų, tačiau tik dėl to, kad ilgai dirbo valstybės tarnyboje. Be stažo premjero alga 2800 eurų. Šiandien mano ministro pirmininko atlyginimas yra nenormalus.
Čia ne įmonių vadovų atlyginimas yra nenormalus ir Seimo narių atlyginimas. Todėl, kad ką mes tokiais būdais sukuriam, mes tokiais būdais sukuriam pigią valdžią. Tai mažos politikų algos sukuria prastą valdžią. Tai reikia suprasti, ministrė Piš, kad iki šiol buvai prasta ir pigi. Ir kaip kažkada visai Lietuvai pasakei, aš jums ne mergaitė pagal iškvietimą. Kažkaip negražiai skamba, ar ne taip? Ką tik rodžiau šių metų kalėdinį premjerės sveikinimą. O dabar pažiūrėkite ir paklausykite, ką jį kalbėjo lygiai prieš metus. Ir pabandykite rasti 10 skirtumų. Mielieji, noriu visus jūs pasveikinti su šventomis kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais. Mielieji, noriu visus jūs pasveikinti su šventomis kalėdomis. Šis laikotarpis puikus metas į pasaulį pažvelgti puoselėjančių žvilgsnių ir padėkoti. Šiuo šventiniu laikotarpiu dar aiškiau pastebėkime, kiek daug turime, už ką galime būti dėkingi. Tačiau naujos viruso mutacijos kelia nerimą, tad geriausia dovana savo ir savo artimiesiems yra ne kas kita, o jums priklausantis skiepas. Įžiebkime viltį, kad net ir didžiausi iššūkiai gali būti įveikti, jei tik veikiame kartu. Nuoširdžiai tikėkime, kad net labai apsiniaukusiame danguje galėsime įžiūrėti vilties žvaigždę, jeigu tik labai atidžiai jos ieškosime. Būkite sveiki ir laimingi. Būkite sveiki, saugus ir laimingi. Kaip matote, tada prieš metus irgi buvo viltis, bendrystė, pasaulis ir taip toliau. Žodžiu, nesugalvoja nieko naujo, kartojasi. Ir vėl padėkoti už nenugalėtus sunkumus. Kokius sunkumus jūs ten nugalėjote? Už ką jums dėkoti, konservatoriai? Tikiuosi, apie virusą kalėdinėme pasveikinime man komentuoti nereikia. Juk tai toks Piš silpnapročių komunikacijos specialistų ėjimas. Įsivaizduokite, kaip jie juokiasi dabar, žiūrėdami prieš metus nufilmuotą kalėdinį sveikinimą. Kiek tuštybės šiame sveikinime. Žmonės prie stalo su šeimom sėdi, o ji padovanokite savo skiepą. Tad geriausia dovana savo ir savo artimiesiems yra ne kas kita, o jums priklausantis skiepas. Argi nesarkastiškai skamba. Taip, Ukrainai tikrai sunku, sakyčiau, nežmoniška. Bet juk kreipiesi į Lietuvos gyventojus, tave išlaikančius mokesčių mokėtojus. Gal jiems bent prieš naujus kažko palinkėk, pažadėk, nuramink, įsipareigok. Ar bent pakalbėk nuoširdžiai, pajuokauk žmoniškai. Bet ne, visus metus, ką ten visus metus, ji visą gyvenimą, kaip ir jos partija, tik apie Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą, JAV ir viskas. Lyg pačioj Lietuvoj problemų nebūtų. Kaimynų troba dega. Štai kas jiems kvailiams valdžioje rūpi. Donicelė beveik nieko nemato. Ją lankančias maltietes atpažįsta iš balso. Visą gyvenimą dirbusios pedagogės pensija 340 eurų. Tai net 39 eurais mažiau už skurdo rizikos ribą mūsų šalyje. Gal parkeliuką turit? Atsinešėt viską. Skurdžiai pragyventi dar būtų galima, bet po 200 eurų iš kiekvienos pensijos senoliai išleidžia jai būtiniems vaistams. Žinot, viskas yra mokesčiai, visokie viskas, reikia susimokėti. Baušite, kad neturiu, kas remtų. Vaisiai ant tokiomis sąlygomis gyvenančio ir visą gyvenimą dirbusio senolio stalo yra prabanga. Mūsų senoliai yra žmonės, kurie dešimtmečius mokėtą duoklę mokesčiais atidavė. O ką jūs padarėt? Paėmėt jų pensijas, jų pinigus ir padovanojot svetimiems žydams. Aš nekeliu nesantaikos, aš faktą konstatuoju ir klausiu, kas tu tokia? Kas jūs tokie, Laisvės partija? Kas jūs, liberalai su Čmilyte priešaky? Ką jums padarė Lietuvos senoliai, kad juos pastūmėt? Jie ištestom rankom, drebančiom rankom, sriubos dubenėlio prašo kasmet. Kasmet šilto davinio. O jūs paspyrėt jų lėkštę, išpylėt sriubą, jūs prispjaudėte tą lėkštę. Kas jūs? Gyvuliai taip nesielgia su savo seneliais.
Kur jūsų sąžinė? Nors kokia ten sąžinė? Juk jums netylus, mirštantis vieniši seneliai rūpi. Kišenes ir sandėlius pinigų prisikrauti, konkurentus apdergti, pasirodyti prieš pasaulį jums rūpi. Pasirodysim pasauliui, kokie mes patriotai, kaip mes aukosim visiems kitiem, bet ne saviem. Parodysiu, kaip mes, eiliniai žmonės, jūs kasmet prieš rinkimus matom. Taip atrodo dauguma Seimo narių, kurie nebežino nei kelinta kadencija Seime, nei kokia darbotvarkė posėdžių salėje. Garbės ir orumo įžeidimas. Kas tai? Ar tokiu atveju senolių garbės ir orumo neįžeidinėja politikai? Štai, ką sako vedančioji apie garbę ir orumą. Išsivysčiusiose pasaulio valstybėse, Europos valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, tokios problemos atrodo kaip alkis, jau seniai pamirštos, tačiau tai nereiškia, kad žmonėms trūksta maisto. Ir daugiau kaip trečdalis Lietuvos pensininkų neturi galimybių visavertiškai maitintis, nes jie junta tiesiog maisto stygių. Sunkiai suvokiama ir tai, kad šie žmonės tiek metų dirbę, tiek visko atidavę kitiems, negali oriai gyventi. Ar suteikdami senukams tokį gyvenimą, jūs, politikai, vyriausybės, dabartinės ir buvusios, nežeidžiat jų garbės ir orumo? Ar jie orus šie senoliai? Ar nereiktų jūsų buvusių ir esamų teisti už sulaužytą ir negarbingą, neorę jų senatvę? Taip, ir buvusios valdininkų kartos dėl to kaltos. Ne vien dabartinė piš. Taip, ir Karbauskis, ir Skvernelis, ir Kirkilas, ir Valinskas, ir Butkevičius, ir Kubilius su Kirkilu. Visi senoliais taip ir nepasirūpinot. Esu sukūręs klipą, kiek kainuoja kalinys, pensininkas ir tarnybinis šuo. Pažiūrėkite. Kas antrą dieną lanko ir šilta sriuba maitina 87 Janytę. Senolė gyvena visiškai viena. Vyras ir dukra seniai mirė. Labas, Jany. Janytės pensija 220 eurų. Šaltas ranka. Patiems silpniausiems, kaip Janytė, vežamas karštas maistas. Ką tik girdėjote, kiek gauna pensininkas pinigų per mėnesį. Padalinkime šią sumą iš mėnesio dienų. Gauname štai. Dabar pagalvokite patys, ar iš tokios sumos pragyventumėte mėnesį? Pamastykite. Ir iki tokio lygio... Čia ne mano ministro pirmininko atlyginimas yra nenormalus. Čia ne įmonių vadovo atlyginimas yra nenormalus. Nenormalus ir Seimo narių atlyginimas. Todėl, kad ką mes tokiais būdais sukuriam, mes tokiais būdais sukuriam pigią valdžią. Tūkstančius mūsų senolių privedėme ne mes, ne Lietuvos gyventojai. O va tokios vyriausybės kaip iš. Tokie pajacai, kai buvę ministrai pirmininkai. Prieš rinkimus rėkia, kad pensininkam padidinsime pensijas. Bet kaip velkamės Europos šiknoj, arba kaip Šimašius sako, Europos G taške, taip ir velkamės. Pažiūrėkite mano klipą, kiek gauna kalinys per dieną. Pažiūrėkite, kiek per dieną gauna zoologijos sodo gyventojas asiliukas. Ir sužinosite, kad mūsų valstybėje pensininkas yra blogiau už kalinį, ir dėja per dieną gauna pinigų tiek, kiek asiliukas zoologijos sode. Bet jis, pensininkas, negaus mėsos tiek, kiek gauna liūtas ar tigras. Nes tiek mėsos gaus tik štai šitie politikos olimpai, dievai. Ir atsistoja tokie kaip Gendvilas su Sysu ir pasako, kad algos gimat jiems nekilo jau 14 metų. Aš galiu šitaip vaikščioti, ne kaip Seimo narys. Ministrai taip negalėtų vaikščioti, nes įvairūs susitikimai dalykiniai ir taip toliau, tiesiog žmonėm rengtis turbūt reikia. Pats buvau ministras ir žinau, kad su džinsais nevaikščiosi į darbą. Aš jau gyvenu daug metų šiame pasaulyje, tai yra tam tikras santaupos. Socdemas Algirdas Sysas primena, kad politikams algos neaugo jau 14 metų nuo ankstesnės krizės, tad kone 2000 didesnė alga esą visai neturėtų piktinti. O kaip su pensininkais? Jie dešimtmečius iš bado ir skurdo gyvena. Štai, pasigrožėkite. Grįžtame pas Eleną. Kaip ir pernai, tuos žodžius ji ištarė neraginama.
visų tokio amžiaus sulaukusių senelių vardu. Mėly žmonės, negailėkit senelį paaukoti ar maisto, ar drabužį, ar ko, nes jie gyvena prieš jūs, prieš jaunus, augina jumi, o dabar senelis labai būtų gerai, kad jūs prižiūrėtumėte. Ar dar reikia ką pridurti? Telefono numeriai, kuriais galite paaukoti, surašyti ekrano apačioje. Jeigu mes norime kokybės, už kokybę turi būti mokama. Jūs norite kokybės, už kokybę turi būti mokama, taip kalba Laisvės partijos dalyvis. Čia tas dalyvis, kurio kadencijoje masiškai atleidinėjami žmonės iš geležinkelių, krovos kompanijų, nutrūksta ryšiai su Kinija, šimtai šeimų neturi pragyvenimo šaltinio. Kokybės, jis sako. Gal susisiekimo ministras nori pakalbėti apie kokybiškus kelius? Ar teisingai supratau dabar, kai atlyginimus pasikėlė beveik dvigubai, tai pats ministras ims skyles keliuose lopyti? Bus nutiesta dar ne viena automagistralė, sutaisyti tiltai ir asfaltuoti žvyrkeliai. Jūs kaip buvot brangus ir nekokybiški, taip tokiais ir liksite. Kaip nepasitikėjo jumis rinkėjimai, taip ir netiki po algų didinimo. Mes, mokesčių mokėtojai, linkę mokėti už atliktus darbus ir prieš rinkiminių pažadų vykdymus. O ne pasikelkime algas ir pailginkime pensinį amžių. Ar suprantate žiaurų faktą, kad pensininkas gauna kaip asilas zoologijos sode tokį maisto davinį, o kažkokie politikai kalba apie orę senatvę? Jūs gyvulius ir gyvūnus geriau prižiūrite nei mūsų pensininkus, visą gyvenimą dirbusius. Mėlieji žmonės, paaukokite maltiečių, geraširdžių visai draugijai, kad mūsų senus visus nuskriaustus maitina ir sriubytės, ir duonytės, ir visą maistą. Labai ačiū, prašau pasigailėti. Pensininkas jau 10 metį gauna mažiausiai. Kokias išvadas padarė mūsų valdžiažmogiai? Aš niekada neatleisiu jums valdžioje, kad iki tokio lygio mūsų senolius atvedėt. Ne aš juos tokiais padariau, ne aš jiems prieš rinkimus žadėjau aukso kalnus. O jie paklausė TV, radijo ar klebono bažnyčioj ir už jūs balsavo. O jūs, kiaulės akimis, numodavot į juos ranką. Paklausyk Landsbergį, Sysai, Butkevičiau, Uspaskichai, Grybauskaitę, Nausėdą savo kalbų. Visi jūs prieš rinkimus paminit pensininkus. Visada. Kartoju, visada. Kiek tų rinkimų bebūtų ir žadate sočią senatvę. Tai kaip čia yra, kad 500 000 pensininkų badauja, kartą per dieną valgo? Aš nenoriu tokios senatvės. Žinau tikrai, ne politikai manimi pasirūpins. Ne. Vaikai mano šeima, o ne jūs, kuriuos mes šeriam mokesčiais. O jūs kaip kiaulės prie lovio, tik storėjat ir storėjat. Jums vis maža ir maža. Dabar kitas, labai svarbus faktas. Konkurencijos taryba skyrė beveik 73 milijonus eurų baudų 8 vaistų prekybos bendrovėm. Ir jas vienijančiai Lietuvos vaistinių asociacijai už draudžiamus susitarimus dėl kompensuojamų vaistų antkainių. Jei kas nežinojate, tai baudos skiriamos nuo bendrų metinių pajamų. To jums paskaitysiu išrašą iš tokio konkurencijos tarnybos sprendimo. Laikykitės nuo skaičių. Štai sprendimo, kurio nuoroda bus po klipu, ištrauka. Remiantis konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi ūkio subjektams už draudžiamus susitarimus skiriama piniginė bauda neturi viršyti 10% jų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Įsidėmėkite, 10% jų bendrųjų metinių pajamų. Dabar truputį žemiau skaitome.
Apibendrindama nutarimo 12-13 dalyje nurodytas aplinkybės, konkurencijos taryba skiria pažeidimą padariusiems ūkio subjektams tokias baudas, jas suapvalinus iki 10 eurų į mažesnę pusę. Ir čia išvardintos farmacinės įmonės. Štai, UAB Eurovaistiniai 27 483 000 eurų. UAB Limedica 7 423 000 eurų. Gintarinė vaistinė 16 701 000. UAB Tamru 9 267 000 eurų. Benų vaistinė 7 722 000. Ir pamenate, kad tai tik 10% bendrų metinių pajamų. Taigi, kiekgi šios kompanijos turėjo metinių pajamų 221 metais? Tai yra pandeminiais metais, nesunku paskaičiuoti. Reikia tik nulį gale prie baudų pridėti ir gauname. UAB Eurovaistinė 270 milijonų gavo pajamų. Limedica 70 milijonų, Gintarinė vaistinė 160 milijonų, Tamru 90 milijonų, Benų vaistinė 70 milijonų. O dabar sudėkime šios milijonus, gauname 669 milijonų eurų bendrų metinių pajamų. Ar bent įsivaizduojate, kokia tai kosminė suma? O kiek Lietuvoje gyventojų? Kiek pensininkų? Ar supratote, kad šiuos milijonus per pandemiją būtent sergantis ir vargšai senukai sunešė farmacininkam? Ar farmacininkai nupirko tiems senoliams nors vieną sriubos lėkštutę? Pagalvokite apie tai. Štai kas remia maltiečius, jų puslapyje aiškiai parašyta. Ar čia matote farmacinės bendrovės? Ar suprantate, kad kasmet LRT televizija su tais pačiais vedančiaisiais ir tais pačiais įtakotukais prašo viso labo 260 000 eurų. O čia farmacininkai uždirba iš tų pačių senelių milijonus ir nei centu neremia jų. Kur jūs farmacininkai? Au, gėda dabar pasidarė. Gėda. O kas tas baudas ir pinigus mokės, kaip jums atrodo? Iš kur farmacininkai pinigų paims? Negi savo namus ir butus su prabangiais automobiliais parduos? Negi vaistų kainą sumažins ir bandys iš mažesnio antkainio atmušti pinigus? Negi jie savo apetitą sumažins? Valinskas tapo maltiečiu. Tai ar paaukojai, ar buvai pas senelius Valinskai, ar tik piarinaisi? Šnekėtojas, šnekorius. Labas vakaras. Aukoja maltiečiams ne milijonieriai, o paprasti darbuotojai. Gal net paprasta Maksimos darbuotoja, kasininkė, darželio auklėtoja, gal net ta pati vaistininkė ir tikrai ne bedarbiai ar kiti pensininkai. Ir tikrai ne milijonieriai farmacininkai ar vyriausybės vadovai. Seimo nariai, Šimašiaus kiaulės akim. Atlyginimas mažas. O tu pažiūrėk į šio senolio pensiją ir gyvenimo kokybę. Ir tiesiog užsičiauk. Juozas, lyginant su Marija, dar jaunuolis. Jam 78, buvęs policijos vairuotojas. Po skyrybų gyvena sodo namelyje. Pensija 600 litų. Elektra atjungta. Andžela jį, galima sakyti, rado praėjusią žiemą. Kai aš atėjau, pirma tai buvo, baisus buvo. Jisai gulėjo po patalais, su kailiniais, su kepure. Už lango tuo metu buvo -15. Nekūrentame namelyje truputį šilčiau. Aš atsinešiau malkų, sakau, už kuris ugnį, tai jo buvo tokie žodžiai. Aš pripratau, man nereikia. Yra ciniškų žmonių, kurie nieko nepadarė, kad šių senolių gyvenimas pasikeistų. Paklausite, ką aš padariau? Na, gal ir nedaug. Šiai dienai, kaip žinia, viena 100-metė močiutė, kuri man nei giminė, nei šeimos narys prižiūriu ir kasmet aplankau. Taip retokai, taip mažokai, bet nors kažkaip. Klipai apie tai yra mano kanale, galite pažiūrėti. Jei kiekvienas mes, nors po vieną senolį prižiūrėtume, gal ir maltiečių nereiktų.
Jei dar politikai nors 50% savo pažadų vykdytų, gal nematytume tokių vaizdų. Esame Kaune, Žemuosiuose Šančiuose. Labą dieną, Onut. Onutės pensija 220 eurų. Pusę jos išleidžia nekompensuojamiems vaistams, o jų reikia daug. Gyvena viena su neįgaliu sūnumi. Buvusios pedagogės klausime, kaip atsitiko, kad ji visą gyvenimą dirbusi, dabar sulaukusi tokio garbaus amžiaus, taip vargingai gyvena. Gaisras buvo didelis ir vyras sudegė. Ir palikau be namų. Ta lūšnelė Kaune palikta nugriovimui, Onutė nuomojasi iš pažįstamų žmonių. 30 eurų atiduoda už nuomą. O sumokėjus už vaistus ir komunalinius mokesčius, tikino, jog pragyvenimui belieka vos 50 eurų. Buvo net nejauku klausti, kaip jį pragyvena. Kol gauni pensijos datą, kol ateina, tai jau reikia skolytis, nuskolinį ir vėl atiduodi, taip pat ir vėl eina ratas. Neseniai senoliai atlikta sudėtinga širdies operacija. Ilgai gulėjo ligoninėje. Jis sunkiai vaikšto. Baisu gyventi, ką darysi, pensija mažyti. Kai aš kalbu apie politikus, aš žinoma turiu omeny ne tik Seimo narius, bet ir aukščiausius tarnautojus, pavyzdžiui, prezidentus. Jei nežinojate, eilę metų Maltiečių sriubos akciją globojo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sudėjau vieną klipą jos kasmetinius kreipimusi į aukojančius sriubai žmonės prieš Kalėdas. Štai kas gavosi. Mūsų šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mėlyjeji, maltiečiai suteikia pagalbą daugybė Lietuvos žmonių. Mūsų šalies prezidentė jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė. Mėly Lietuvos žmonės, mes visi žinome, kad gerumas vienyje. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri labai nuoširdžiai palaiko šią maltiečių iniciatyvą. Gerbėmieji, jau 10 kartą drauge su Maltiečių sriubos akcija ištieskime pagalbos ranką. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mėlyjeji, jau 11 metus prieš Kalėdas visi kuriame dalymosi stebuklą. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sveiki. Belaukdami Kalėdų visi drauge nuveikime dar vieną kilnų darbą. Sveiki, mėlyjeji. Pakeliui Kalėdas tamsiausias metų laikas. Ir ypač tiems, kurie sulaukia garbingo amžiaus, liko be artimų žmonių rūpesčio. Todėl kviečiu prisijungti prie šios akcijos ir dalinti šilumą bei nuoširdžių dėmesių su esančiais šalia mūsų. Todėl kviečiu visus prisijungti prie šios prasmingos iniciatyvos ir dar kartą parodyti, kad mes mokame rūpintis kitais. Tegul tai sušildys mūsų visų širdis. Tegul ir šiemet mūsų širdžių šilumos užtenka visiems. Prisidėkime prie Maltiečių sriubos akcijos. Prisijunkime prie Maltiečių sriubos akcijos. Aš nesuprantu, kaip ciniška kalbėti kasmet tuos pačius žodžius. 10 vadovauji valstybei. Matai iš bado mirštančius senolius ir kalbi tą pačią mantrą, tą pačią kalbą metai iš metų. Čia kaip pats blogiausias klasėje mokinys, kuris parašė rašinėlį, o vėliau kasmet, sukeitęs žodžius vietomis, išduoda jį kaip naują. Kas jums kalbas rašo prezidentai? Ar bent sąžinės turite? Štai dar paklausykime. Ištieskime pagalbos ranką, rūpinkimės ir dalinkimės. Ir kviečia ištiesti pagalbos ranką vienišiems ir sunkiai sergantiems žmonėms. Tuo pasirūpins Maltiečių ordino savanoriai. Maltiečių ordino savanoriai dovanoja savo laiką. Kartu su Maltos ordino savanoriais. Tegul tai bus ne pareiga, su Maltos ordino savanoriais. Juk tai ciniška. Visas jūsų prezidentė kalbas įsirašiau, kiekvieną žodį, nes LRT mediatekoje galima jas visas rasti. Mane stebina beširdiškumas. Bent kažką naujo sugalvotumėt, arba gal kažkam iš šalies leistumėte pakalbėti, bet ne.
Kiekvienais metais jūs pradėdavote maltiečių sriubos naujametę akciją. Kasmet. Kiekvienais metais. Lyg koks vedlys, lyg koks naujų metų pranašas. Ir žiūrėjo į jūs senukai, sriubos dubenėlį apsikabinę. Ir tikėjo, kad kiti metai bus kitokie. Ir mirdavo senukai, taip ir nesulaukia geresnio rytojaus. Ir miršta jie šiandien lygiai taip, kaip prieš 10 metų, kai jūs žadėdavot sotesnį rytojų. Po šio siužeto noriu paklausti jūsų, Dalia Grybauskaitė. Jūs 10 vadovavot valstybei, 10 vadovavot spectarnybom, 10 skyrėt ir atleidot teisėjus. Ką padarėte, kad šie seneliai geriau gyventų? Grybauskaitės pajamos. Pernai jis sulaukė pensinio amžiaus, todėl Liepą baigusi kadenciją į sodros kas mėnesį gaus maždaug 4 000. Nuo 2021 kovo, kai sulauks 65, Grybauskaitė priklausys ir panašaus dydžio pensija už 5 metų darbą Europos komisijoje. Sudėjus rentą, lietuvišką ir europinę pensijas, Grybauskaitės mėnesio pajamos gerokai perkops 8 000 eurų. Kiek pati iš savo eurokomisaro pensijos paaukojot senukams maltiečiams? Jūs 10 metų valstybei vadovavot, ranka rankon su visom politiniam partijom dirbote ir turėjote drąsos kasmet išeiti į eterį ir pakėlusi galvą milijonams senukų pasakyti šiuos žodžius? Tegul ir šiemet mūsų širdžių šilumos užtenka visiems. Visuomenės, gyventojų, daugiavaikių šeimų paprašyti susimesti senoliams ant maltiečių sriubos? Pati pilstėte sriubą senoliams. O ko sriuba? Kodėl jie nevalgo mėsytės, blinelių, kepsnių, kiaušinių, vaisių ir daržovių, kaip jūs valgote? Jūsų senatvė pasirūpinta, jums nieko netrūksta. O kaip tie senoliai, kurie pasiklausė jūsų sveikinimo, žodžių ir pažadų, vėliau net metų neišgyvendavo, mirdavo skurde. Mirdavo ir miršta dabar vienatvėje. Verkia vakarais ir jokia kamera jų nefilmuoja. 10 mečius vieni Kalėdas sutinka. Kaip jie? Ar jaučiate savo kaltę? Ar nors kartą per maltiečių sveikinimo kalbą sakėte, kad darote ir darėte viską, kad jų padėtis pasikeistų? Ar atsiprašėte jų? Pagalvokite apie mano žodžius ir apie savo darbus. Pagalvokite. Labai norėčiau, kad mane po šių žodžių senoliai sudraskytų, jog sakiau netiesą, kad apšmeižiau Grybauskaitę, kuri savo valdymo metu jiems tik gero atnešė. Labai norėčiau klysti. Norėčiau. Bet ar aš klystu? Beje, šie žodžiai liečia ir kitus, kurie už sijono slepiasi. Žmonės Lietuvoje neakli, jie puikiai viską mato. Jums turi būti gėda. Politikai maitėdžiai, veltėdžiai. Linkiu ir jums tokios pat senatvės sulaukti, kokią pasirūpinote valdydami Lietuvą. Jau 3 metus kalba maltiečiams, sako Nausėdienė. Aš nekomentuosiu. Paklausykite, ką ji pasakė. Mėlyje Lietuvos žmonės, labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti šį vakarą, dalyvaudama tokioj nuostabioj, šiltoj, jaukioj akcijoj, kuri yra labai gražiai įžanga į kūčių naktį, į Kalėdų šventes, į jautrumo ir pasiaukojimo ir bendrystės šventę. Tai yra toks sielos virpesys, kuomet tavo širdies šiluma per kažkokį veiksmą, pasiekia kitą žmogų, palieka jame pėdsaką. Maltiečių veikla yra tęstinė, ji tęsiasi visus metus, ne tik šitą kalėdinį vakarą ar šventinį vakarą, ji tęsiasi visus metus. Man aukoti asmeniškai labai svarbu. Tai yra tas momentas, kai aš asmeniškai praturtėjau. Aš praturtėjau suvokimu, kad ši diena nepraėjo veltui, kad aš nuveikiau kažką tai gražaus. Labai svarbu aukoti. Labai svarbu aukoti savo laiką geram darbui, savanoriauti. Mėlieji, sveikinu visus, kurie turite mylinčias širdis. Jūsų dosnumas įkvepia ir primena, kuo labiau dalyjamės, tuo labiau augame.
Tegu visus jūsų paramos ženklus lydi žinojimas. Dosnumas yra tikrasis kelias gyventi prasmingai. Tegu kartu su maltiečių sriuba mūsų senolius pasiekia ir gydantis gerumo ir jūsų meilės spinduliai. Uždekite kažkam taip reikalingą atjautos ir vilties žiburį. Kaip ir sakiau, nieko nekomentuosiu. Jūs patys matote, kas perėmė estafetę. Ir netrukus pamatysite mano klipą jau apie Nausėdos Lietuvą. Todėl prenumeruokite mano kanalą Kalbėsiu faktais. Kaip minėjau, mane nustebino, kad LRT sugebėjo per save perlipti ir leisti į eterį tokius valdžiai smerkiančius žmonių pasisakymus. Paklausykime ir įsiklausykime. Mums to reikia, kad mes nedavalgę būdime. O kiek tokių taip gyvenančių ir besijaučiančių vienišų senelių yra visoje Lietuvoje, niekas net nėra suskaičiavęs. Jie patys niekur nevaikšto ir nesiguodžia. Maltiečiams apie tokius žmonės dažniausiai praneša jų kaimynai, šeimos gydytojai, socialiniai darbuotojai. Girdėjote? Pensijos mikroskopinės. Ir įsivaizduokite, seneliai sugeba iš jų išgyventi. Aš asmeniškai pradžioje norėjau eksperimentą padaryti, ar įmanoma išgyventi iš tokių pensijų, bet net nebandžiau. Man net vaistų, kurie kaip kažkada rodžiau 3 kartus brangesni nei Lenkijoje, tikrai jų perkant neužtektų mėnesiui. Neįmanoma. Aš net nekalbu apie vaikus pamaitinti ar bent aprengti. Neįmanoma. Net nebandykite. Pačiu savimi taip pat negalėčiau iš tokių pinigų išlaikyti. Neįmanoma. Nebent nevažinėčiau niekur visuomeniniu transportu, valgyčiau iš konteinerių, ką daro didžioji dauguma vienišų senolių. Nesirgčiau ir niekur neičiau. Svečių nelaukčiau, gyvūno neturėčiau, o šaltasis sezonas tęstųsi 1 mėnesį. Žinote, kas dar neduoda man ramybės? Ogi tie patys prie televizorių nuolat šmėžuojantis ekonomistai, kuriems tiesiai šviesiai noriu pasakyti, visi jūs šarlatanai, kaip būrėjai viduramžiais. Norėčiau, kad savo kalbas apie sočią senatvę visokie banko analitikai, tokie kaip Raimundas Kuodis, Dubnikovas, Mačiulis, Žygimantas Mauricas, pasakytų šiems 90-mečiams, kur jūsų prognozės klaunai, kur tas sotesnis gyvenimas, kur kylanti ekonomika, ar lankėtės tokių senolių namuose, ar paaukojot nors litą ar eurą. Per TV jūs rodo kasdieną, įtakotukais tapote, juokdariais. Būrėt, neišsipildo jūsų suknistos pranašystės. Negyvena pensininkai iš metų į metus vis geriau ir geriau. Jūs nejaučiat jokios atsakomybės. Jums niekas negresia už kvailas prognozes. Todėl ir bijo buvęs ekonomistas, o dabar LR prezidentas Gitanas Nausėda kažką padaryti. Nes atsakomybės niekada nejautė už savo žodžius. Dabar, kai pažadus davė, pasirūpinti jau reikia ir tesėti. O padaryti nieko negali. Nors bendriau gali, bet jis nedaro. Žiūri jį dabar pensininkai per TV ekranus ir sako, sūneli, tu jauniems, kvailiems gali taip kalbėti, žadėti ir nevykdyti. Mums jau nieko nežadėk, leisk garbingai numirti, kaip sako ši senutė. Iš kito buto neišeinanti Marija tiesiog pribloškė savo atvirumu. Nedaug dieve, taip gyventi ilgai. Laukiu mirties ir negaliu mirti. Save vadina nemirtinga ir dėl to nelaiminga ilgaamže. Aš nematau, apsipilu, nukrenta iš rankų, jau jėgų nėra visai. Pagalvokit, 93 metai. Jūs galite savo įsivaizduoti? Marijos pensija 600 litų, o tai jau yra sunkiau įsivaizduoti. Kaip vienišam ligotam, turinčiam pirkti vaistus, pragyventi iš tokių pinigų. Tai laimė atsirubos atneša. Nereikia nors virti. O koks gyvenimas.
Išdirbau 40 metų. Jai tikrai nesvarbu, kas dabar valdžioje. Jai nesvarbu, kad Šimašius kalėdų eglutes perka arba Landsbergis pensininkas kaip ir jie. Jiems tai nerūpi. Štai kas jiems rūpi. Paklausykit. Janinai 91. Jos viena koja amputuota. Senolė beveik nesikelia iš lovos. Tas didelis šuo, vadinamas Meškute, vienintelis jos draugas ir sargas. Nu, pašnekėk, kas atėjo, tai reikia kalbėti. Maltiečiai Janiną lanko jau 12 metų. Nuo tada, kai buvusiai kirpėjai dėl sveikatos komplikacijų amputavo koją. Neturiu kojos ir šitą jau negaliu atsiremti. Be kojų skaityti abiejų jau. Janina visą laiką viena. Klausosi radijo, kalbasi su Meškute, savo ištikimu ir vieninteliu, savo šuneliu. Anksčiau ją lankydavo kaimynai, bet dabar jau ir jie negali ateiti. Kad čia nėra visi ligoniai. Va dabar neseniai šitas kaimynas mirė. Tas, kuris ateidavo pažiūrėti, ar ji dar turi ko valgyti. Todėl dabar maltiečiai yra vieninteliai, kurie ją lanko nuolat. Atveža ne vien maisto, bet ir vaistų, rūbų, higieninių priemonių. Tai, ko labiausiai trūksta. Ko ji negalėtų pati nusipirkti iš varganos savo pensijos, kai beveik kasdien viskas brangsta. Man nereikia nei kokių turtų, nei kokių daiktų, bet man žmogaus reikia, kuris ateina iš nuoširdumo, iš gerumo. Kas dar mane stebina? Absoliučiai visi maltiečių lankomi seneliai visą savo gyvenimą dirbo. Štai paklausykite. Povilui greit 70, buvęs statybininkas, vienišas, vaikų neturi. Paklaustas apie šeimą atsakė, kad mamą palaidojo prieš 5 metus. Jo pensija vos 300 eurų. Šiandien, kai viskas taip pabrango, senolis tik atsiduso ir pasidžiaugė, kad kol kas rimtai neserga. Tad vaistų pirkti dar nereikia. Jos pasakytus žodžius ir dabar norisi cituoti. Žmogaus širdis niekada nesensta, mus tikina optimistė. Kūnas sensta, paseno, bet širdis raukšų neturi. Ir žinote, kas su šia močiute atsitiko? Pernai pavasarį Regina mirė. Kokių tik čia istorijų nutinka? Maltiečių globos namų senolė, kaip ir visi, pamatė pernai per televiziją, kad čia sutiks gyvenimo draugą, kurį pamils. Nė nesapnavo. Pasidėjau šlepsę po galais. Labai gražiai atrodot. Leisit jom uždėti? Esame pas ypatingą senolį. Ne vien todėl, kad jis buvęs tremtinys, 10 metų praleidęs Sibire prie Irkutsko, buvęs siuvėjas iš Tauragės, nori patekti į Gineso pasaulio rekordų knygą. Kad būčiau seniausias žmogus pasaulyje. Bet ką žinai, ar duos, kas yra sakyti? Va taip. Dabar Bronislavui 96. Kad gyvens dar mažiausiai 20 metų, jis net nebejoja. Mat vienas gydytojas kažkada tikrinęs jo sveikatą, pasakė, jog Bronislavas turi tokią širdį, kuri gali plakti ir 200 metų. Ačiū lietuviams visiems, kurie gyvena čia Lietuvoje, kurie myli tos senelius ir aukoja jiems, padedant maltiečiams. Jau 11 metų našlaujantis ilgamžis supranta, kad be kitų paramos jam būtų labai sunku. Maltiečiai Bronislavą maitina ir globoja jau 2 metus. Ir pasakykite, kuo Bronislavas nenusipelnė dalies pinigų iš biudžeto? Tremtinys, kentėjo, patriotas, vis dar tiki Lietuvos ateitim. Širdis matosi, kad didesnė nei visų politikų kartu sudėjus, kurie biudžeto pinigus išsiuntė tiesiog vienos tautybės atstovams. Bronislavas, manyt, nenusipelnė. Eikit jūs balsavusieji už tokius politikus, žinot kur? Kur rusų laivas buvo pasiųstas. O štai Staselė. Stasiai 90. Edukologė, socialinių mokslų daktarė, buvusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Vyrą palaidojo prieš 10 metų. Gyvena viena. Juk į tą vartojimą žmonės dabar pasinėrė, nieko nebedaro, kaip sako,
be kokio tai atlygio. Netgi tėvai vaikams moka. Ponia Stasė tikino, jei pajėgtų vaikščioti, pati taptų maltiete ir lankytų sergančius, nesikeliančius iš patalo. Bet jau 2 metai nebeišeina į lauką. 5 poezijos knygų autorė. Eilėraščius teberašo iki šiol. Kai žinai autorės gyvenimą, jos eiles priimi kiek kitaip. Miela ponia Stasė, aš taip džiaugiuosi, esu kultūros ir meno atstovė ir šiandien man nepaprastai malonu lankytis pas jūs. Jūs esate mūsų visuomenės šviesulys tiesiog. Turiu rankose ir jūsų poezijos knygą, norėčiau jums įteikti savo kompaktinę plokštelę ir taip pat pakvietimą dalyvauti mano koncerte gruodžio 12 dieną. Maltiečiai tikrai pasirūpins, kad jūs atvyktumėte į filharmoniją ir pasidžiaugtumėte ir pradėtumėte kalėdas tuo metu. Jūsų 4 knygoje radau, čia vat jums dovanos, ačiū labai. Radau jūsų poezijos 4 knygoje fantastišką eilėraštį, kuris vadinasi Liepi man dainuoti. Deivi, ar tu girdi mane? Jau paukščiukas skrenda. Labas vakaras. Labas Gabrielė, taip mes šį vakarą esame pas ponę Staselę. Visiems linkėjimai jums iš Vilniaus centro. Štai kol priėjom, reiškia, ponios Staselės namučius, kaip matot, jau barzda man net užaugo. Bet, kaip sakant, tikslas yra gražus, taip kad nežiūrėkite, prašyčiau į tai, o prašyčiau susipažinti su ponia Staselė. Ponia Staselė, labas vakaras. Labas vakaras. Mes jums šį vakarą, artėjant nuostabiausio metų šventėm, atnešėm šiltos sriubytės. Norime palinkėti jums nuostabių, gražių, artėjančių švenčių. Ar parašėt Kalėdų seneliui laišką? Kol kas tik širdim. O ką norėtumėt gauti? Ko trūksta? Dar vieną kokį džiaugsmelį. Kas jums būtų, kas būtų tas džiaugsmelis? Kas jums būtų smagu? Žinot, kai nušvinta viduj kartais, tai va tada ir gerai. Vat jūs visi atėjot. Kaip jums Staselės istorija? Jie neverta trupinėlio iš to 37 milijonų arba 73 milijonų farmacininkų baudos. Neverta? Dar kartą kartoju, visi jie dirbę, ne bedarbiai kokie, ne neįgalūs, be galūnių ar nesąmoningi, netinginiavo, jie visą savo gyvenimą dirbo. Galybė jų yra buvę mokytojai, o kas iš jų dabar? Su Maltete Laimute einame pas buvusią lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją. Taip mes jau čia. Taip aš. Renei 74. Onkologinė liga susirgo neseniai, o prieš metus visiškai apako. Šokas. Negalėjau suprasti, niekaip negalėjau suprasti, patikėti. Nors iš pati suvokiau, iš pradžių skaičiausi silpnaregė kelis mėnesius ir staiga nieko nematyti, kažkas net savo pirštų nematai. Buvusi mokytoja gyvena visiškai viena. Jau 12 metų našlė. Ją lanko tik socialinė darbuotoja ir maltiečiai. Koks čia vargas, pripranti prie to, kad reikia taip gyventi ir viskas. Dvasinės tvirtybės ir humoro jausmo nestokojanti moteris papasakojo, kaip buvo užsidegusi prie dujinės viryklės, kaip priėjo nuimti puodų su verdančiomis bulvėmis. Karšto, man nesuprantu, kas čia darosi, tik pajutau, kad jau liepsna eina. Užsidegė megztinis, jį greit nusiplėšė nuo savęs, įmetė į kriauklę, atsuko vandenį. Tuomet viskas baigėsi laimingai. Tik apdegė rankas. Tokia visų neregių patirtis. Mums aiškino. Čia kažkur samtis yra. Sutikčiau gyventi ir 5 metų, kad tik matyčiau, kad bent silpnaregiai būčiau, daugiau nieko nenoriu. Ir dar didžiausiai aukoja tie, kurie labai kukliai gyvena, pasidalyja, tai tikrai yra nepaprastai gražu. Mokytoja dar prieš metus, kol nebuvo praradusi regėjimo, tais telefono numeriais aukodavo ir pati, nė nepagalvodama, kad taip greit jai pačiai prireiks maltiečių pagalbos.
Ir aš galiu visų kitų vardų, kam tikrai labai būtina, tai ir jų vardu tiesiog sakyti ačiū. Ar dabartiniai mokytojai taip pat tokios senatvės sulauks? Ar ir jų laukia tokia ateitis? Ar ir jie tokią kartą užaugino? Ar valstybė pasirūpins savo senoliais? Aš labai tikiuosi ir beje matau, kad mano studentai visiškai kitokie. Aš dedu pastangas, daug pastangų, kad jie užaugtų žmogiški. Aš matau, kad skiria pelus nuo grūdų, pažadus nuo realius darbus dirbančių. Tikiu, kad jie senoliais pasirūpins ateityje. Tik reikia, kad tas senas, pakirmijęs, prasmirdęs šaršalas, kuris sėdi savo postuose, užleistų jiems vietą. Smirdate jūs, Gentvilai, Butkevičiau, Zingeri, Bilotaitė, Uspaskichai, Landsbergi, Sysai, Čmilytė, Kirkilai, Valinskai, Masiuli, Maldeikienė, Blinkevičiūtė, Karbauski, Skvernelį, Grubliauskai, Juknevičienė, Kubiliau. Visi partijų lyderiai, jūs smirdite, nuo jūsų neša melu, veidmainystė, savanaudiškumu, gobšumu. Aš geriau Seime tuos maltiečių lankomus senukus matyčiau, nei jūsų visų veidus. Senolis senolio nenuskriaus, o va jūs koją paspirsite ir perlipsite ir į kitus rinkimus eisite. Paklausykim, kokie senoliai tik sriubos dubenėlio ir dėmesio minutėlės te prašo. Labai ačiū. Jai 86, jos gyvenimas tikra tragedija. Sūnus paskendo ežere, mama viena namuose. Troba menka, bet reikia vis tiek mokėti. Už elektrą reikia mokėti, už dujas reikia mokėti. Nieko nelieka. Susigraudinusi Staselė pasakė, kad už malkas, kurių užteks tik 2 žiemos mėnesiam, jau sumokėjo visą savo pensiją. Ir jeigu ne maltiečių nuolat atvežamas maistas, tektų badauti. Tu reikėtų tie pinigai padėti grynai ant malkos, tai aš nežinau, kaip būtų. Reikėtų būti nevalgiusiai. Aš labai susigraudinęs, negaliu nieko gerai. Paklausta, kodėl susigraudino, senolė atvirai pasakė, kad labiausiai jai širdį suspaudžia, kai per langą pamato kitus žmonės, besidžiaugiančius, laimingus, kad jie kartu kažkurie. Diena naktis vienas sėdžia ir tiek. Juk nėra niekieno senelių. Pasakiau visą tai ne tam, kad kažkas tiesiog pažiūrėtų ir pamirštų. Pasidalinkite šiuo mano pranešimu, šiuo manifestu. Galbūt atsiras bent vienas teisingume, bent vienas politikoje, bent vienas užsienyje įtakingas, kuris pagerins padėtį, kuris pasirūpins senoliais, kuris privers tuos politikus ir milijonierius paaukoti bent šiek tiek daugiau, nei maltiečiai surenka, rodydami apgailėtinus senukus. Ar aš kažką darau? Taip, ne tik kalbu, bet ir vežu jai mano rėmėjų pinigus. Ne, man tų pinigų nereikia. Aš jaunas, stiprus, pats užsidirbu. Bet jei žmonės dalinasi su manimi, man didelė garbė jos perduoti tai močiutei, kuriai labiau jų reikia. Maltiečius labai palaikau ir tikrai, kai mano globojama močiutė paliks šį pasaulį, tikrai pažadu, rasiu kitą senolę, o gal ir kelias, jei rėmėjai leis. Ir jais tikrai pasirūpinsiu. Kasmet prieš naujus metus linkime savo geresnių metų. Norime, kad norai išsipildytų. Mano noras šiemet, kad tokių senolių būtų mažiau. Kad laimingų, sočių ir truputį laimingesnių būtų daugiau. Kad kitąmet nematyčiau politikų veidų per maltiečių sriubos akcijas. Kad senoliai kalbėtų padėko žodžius tiems, kas iš tiesų jų nenuvylė ir kas jais realiai pasirūpino. Neaukokit man šį kartą, neaukokit Bairaktarui, paaukokite seneliams, kurie šio klipo nepamatys, bet lauks maltiečių savanorio skambučio į duris ir nebebus vieniši. Maltiečių sąskaitą matote ekrane. Rasite ją po klipu ir komentare. Tai galite padaryti ne tik prieš Kalėdas, bet ir kaskart pažiūrėję mano klipą. Šį kartą
Klipo gale humoro nebus. Jei jūs turite širdį, jūs mane suprasit.